Kauno krepšinio mėgėjų lygoje medalių komplektus įsidalino merginų ekipos. Mažajame finale 3 kėlinius priekyje įsilaikiusios Jonavos sportininkės neatlaikė varžovų spaudimo ir perleido iniciatyvą į jų rankas. Aišių ekipa iškovojo pergalę 74-62. Rungtynes tvirčiau pradėjo Jonavos ekipa. Pirmojo ketvirčio pabaigoje Aistis atsiliko jau 10 taškų skirtumu. Tačiau ilgosios pertraukos šį deficitą pavyko panaikinti. Trečiajame kėlinyje viešnios iš Jonavos dar turėjo trapią persvarą, bet jėgos įseko paskutiniajame kėlinyje. Sportavusios kaunietės galutinai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir šventė pergalę. Šiaip buvom labai nusiteikę laimėti, nes kitoj lygai moksleivių nepasisekė, pralaimėjom ketvirtos likom, taip kad čia turėjom atsikovoti, kad bent sezonas vienas būtų su medaliu ir tiesiog stengiamės iš visų jėgų, nors mūsų komandos kelių žaidėjų nebuvo, bet sužaidėm už jas ir už save, labai stengiamės. Viskas vis tiek pasirodo paskutinėse varžybos, nes ir pasireiškia kai kurie žaidėjai, kiti, kurie nelošia. Viskas būna paskutinėse varžybose. Visų pirma, tai norėčiau pasveikinti mūsų priešininkės. Ir tikrai, manau, gera kova buvo. Kovėmės ir mes, ir aišku, Aistis. O mums, taip, manyčiau, kad pritrūko jėgų. Jos vis tiek jaunesnės, greitesnės, galbūt meistriškesnės. Praėjusiame sezone Kauno krepšinio mėgėjų lygoje triumfavusios Kauno technologijos universiteto merginos šiemet patyrė skaudų pralaimėjimą ir turėjo tenkintis sidabro medaliais. Rungtynių starte KTU ekipa žengė koja kojon su varžovėmis. Įpusėjus kėliniui 7-5 pirmavusios šeimininkės įkrito į duobę ketvirčio pabaigoje. LSU Kaunas surengė spurtą 15-2, po kurio komandas jau skyrė dviženklius taškų skaičius. Vienintelį trečiąjį kėlinį laimėjusios KTU krepšininkės privertė varžovės suskaupti paskutiniajam ketvirčiui. LSU Kaunas iki rungtynių pabaigos tvirtai saugojo savo pozicijas ir iškovojo čempionių vardus. Manau, šiandien mes buvom komanda vienas kumštis, nes kadangi mes ne per seniausiai labai nukentėjom, tai užtat šiandien susikaupėm. Mes kitoj Lietuvos moterų krepšinio A lygoje. Tai šiandien buvom tikras kumštis, manau. Tikrai jau šiandien užtat ir šnekėjom prieš varžybas, kad reikia, kaip sakoma, dvigubai atsikeršyti už pernai ir šiemet. Tas mums neblogai pavyko. Prapylėm. Trūko treniruočių, susikaupimo. Noro yra, bet noro neužtenka. Reikėjo daugiau taiklių metimų, jos pradžioj mūsų užpuolė, mes pasidavėm jų improvizacijom ir viskas. Ir kovojom, stengiamės, kitais metais apginsim vėl savo pergalę, tikimės tikrai. O šiemet jau ką, Pernai triumfavot, kaip šiemet nepasisekė? Nauja komandos sudėtis ir visas dar nespėjom susižaisti, tai kitais metais jau bus visos vėl tos pačios žaidėjos, jau busim susižaidusios, tai tikimės, kad kitais metais parodysim, kad vis dėlto mes esam geresnės.